Pirmiausia, pasėjome salotas į vazoną su žemėmis. Salotas auginame kelias savaites reguliariai laistant vandenį. Indeliai reikalingi salotų persodinimui vykdant eksperimentą. Salotos vis auga ir didėja. Šie rašikliai skirti žymėti salotų lapus eksperimente. Salotas persodiname į visiškai identiškus indelius su dangteliu. Du dangtelius sujungėme vamzdeliu, o vieną palikome atskirai. Iš sodo parsinešėme sraigę. Sraigę įdėjome į vieną iš indelių su salotomis. Į pirmą ir antrą indelį pasodiname salotą. O trečio indelio salotose įsikūrė sraigė. Salotas taip auginama 5 dienas. Ir pagaliau pamatėme rezultatą. Indelį, kuriame gyveno sraigė, salotos beveik neliko. Salota, kuri buvo sujungta su pirmuoju indeliu, mažiau paaugo ir buvo prastesnės kokybės. Salota, kuri augo įprastomis sąlygomis, buvo graži, sultinga ir paaugusi. Po eksperimento pasisotinusi mūsų salota, sraigė grįžo į savo natūralią aplinką.